Iš tikrųjų, manau, kad tai labai plati tema, pradedant nuo žmogaus ir baigiant valstybę ir visą Europos Sąjungą. Visur galima prisidėti, visur galima tausoti, mažiau naudoti. Aš vakar stebėjau parlamento valgykloje, kaip tik dieną buvau. Galiu pasakyti, kad kokį 30% valgytojų atgal neša savo lėkštes netuščias. Tai iš tikrųjų, konkretus pavyzdys, mes patys kaip elgiamės, mūsų darbuotojai kaip elgiasi. Tai labai kvieščiau sugalvoti kažkokį tai projektą ir pasiūlyti, kaip kolega iš Danijos sakė, pasverti ar nufotografuoti, ar dar kažką tai tokio padaryti. Tai aš nejuokaunu, aš kalbu labai rimtai, nes mano šalyje mokyklų valgyklos, visuomeninis maitinimas, darželių valgyklos labai didelius kiekius išmeta geros žaliavos. Tai yra jau apdirbtos, jau išrūšiuotos ir taip toliau. Tai ir faršas, ir bulvės, ir visi kiti dalykai. Todėl manau, kad reiktų kažkokia tai galbūt šalia vaisių daržovių programos mokyklą skatinti, kaip neišmesti, maisto, o naudoti tiek, kiek vaikai nori suvalgyti. Tai labai, manau, svarbus dalykai. Ir dar kitas dalykas, ką galėtumėm, manau, greitai įgyvendinti, tai įpareigoti visus prekybos centrus, galbūt nustatant kažkokią tai kompensaciją, juk mes perkam maistą ir dalinam Europoje maistą, įpareigoti paskutinės dienos produktus atiduoti labdaros organizacijom. Mano valstybėje šiandieną daro 1 ar 2 prekybos centrai, kiek žinau, Prancūzijoje daro beveik visi prekybos centrai. Tai būtų iš tikrųjų tie pinigai, kurias mes skiriam šiandieną, labdaros visokiom organizacijom ir valgyklom, jos galėtų paskatinti prekybos centrus, kad jie surinktų ir atiduotų ir būtų kur kas daugiau, paramos ir didesni kiekiai ir mažiau švaistymo ir nereikalingo perdirbimo. Ačiū.